Lietuvos radijo programoje Viktorina O tai tau. Klausimai iš kalbos ir literatūros, tautosakos ir etnokultūros. O tai tau. Ir sveikiname su Viktorinos šeimininkė, etnologė Gražina Kadžytė. Labadiena, Gražina. Labadiena, Česlovai, ir labadiena visiems, kurie manęs klausosi, o tikriausiai šiandieną labai daugelis prie radijo imtuvų susidomėję, nes matote, kiek visko tame mūsų senajame Vilniuje vyksta, kiek visko ir naujo, ir seno galime sužinoti. Todėl aš su savo Viktorina, kaip kartais ir pabandau, neprisijungsiu prie jau jums pateiktos informacijos, o priminsiu jums kai kuriuos dalykus, kurie, man atrodo, pačiai tokie svarbesni, gal mažiau apkalbėti, nors mes praėjusią Viktoriną minėjome, kad štai spalio 19 dieną tautosakininkai turi vilties, kada nors įteisinti kaip atmintiną dieną, kurią pagalvotume apie lietuvių tautosakos. Praeitį, tuos lobius, milijonus tekstų ir dainuojamų, ir pasakojamų, ir kitaip išsakomų, apie jos dabartį, kur mes ją panaudojame, ar tik festivaliuose, ar kasdieną ji mums reikalinga, apie jos ateitį, kiek jos paliksime savo vaikams ir vaikaičiams. Jau minėjau ir mes kalbėjome, kad tautosakos dienos idėja kilo prieš 3 metų, kuomet minėjome žymiausio, labiausiai nusipelniusio 20 amžiaus tautosakos rinkėjo Jurgio Dovydaičio 100-asias gimimo metinės, taigi jis yra kaip ir toks kertinis akmuo šitos idėjos. Be to, tą pačią dieną mes sugalvojome įsteigti ir nominaciją tautosakos medus. Su šita nominacija buvome nukeliavę į Leipalingį, gražų Dzūkijos miestelį, kurį anksčiau garsindavo muziejus ir muziejininkas mokytojas Algirdas Volungevičius, o dabar ten yra ir tautosakos medaus nominantė, mokytoja Onutė Bleizgienė, išugdžiusi didžiulį pulką tautosakos rinkėjų. Pasirodo, mokyklos direktorė Asta Černiauskienė, kaip tik tai irgi su mokytoja Ona Bleizgienė vaikštinėjo, rinko tautosaką ir šitą praktiką, bendravimą su žmonėmis, ji ir dabar panaudoja dabartinėme savo darbe. Mes susitarėme, kad moksleiviai atkeliaus į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Ten vedame paskaitas, ekskursijas, pamokas tiem, kurie nori susipažinti su tautosaka, ir kai atvedame į didįjį mūsų lobyną, Lietuvių tautosakos archyvą, parodome įvairaus senumo rankraščių. Ir visi labai nustemba, kad tie rankraščiai pažymėti 2 signatūromis. Signatūros tai santrumpos, kurie žymima kokie nors dalykai, tarkime, ar įmonės organizacijos pavadinimas, kai jis ilgas, arba kokio nors, sakysime, dalyko, kaip ir šiuo atveju LTA, tai yra Lietuvių tautosakos archyvas. O tame archyve rankraščiai sugrupuojami dar į 2 dalis. Seniausiai rankraščiai žymimi LMD, o naujesni iki šių dienų LTR. Tai pabūkite, mielieji tautosakos ekspertais, pagalvokite, atsakykite ir paaiškinkite visiems, ką reiškia tos 2 santrumpos LMD ir LTR. Primenu mūsų studijos telefonų numerius. Kodas Vilniuje 85, o numeriai 2331012 arba 2331013. Taigi mes žymime savo rankraščius 2 santrumpomis. LMD, ką tai galėtų reikšti, ir LTR. Tai yra susijęs su tautosaka. Prisiminkite, kokios organizacijos, įstaigos paragino rinkti tautosaką, kas buvo pirmieji, kokias draugijas, susivienijimus, klubus jie buvo įsteigę, ir pamažu suprasite, kad tai labai mums visiems žinomi dalykai. Labadiena. Labadiena. Kuo jūs vardu? Paulius.
Iš kur esate, Pauliau? Esu iš Šakių kilimo, bet dabar esu pakeliui tarp Vilniaus ir Panevėžio. Ojojo, ir gal į kokį koncertą važiuojat ar ką? Iš koncerto, iš pasirodymo važiuojame. Iš pasirodymo. Ir be abejo, gal šis tas su tautosaka, su folkloru susiję? Kažkiek susiję, mes kaip ir kūrėm folklorą savo. Nuostabu. Na gerai, o dabar pabandysime susirokuoti, kaip ten tie bendrieji folkloro lobynai, LMD ir LTR santrumpos, ką jos galėtų reikšti. Dėl LMD esu beveik tikras, tai turbūt turėtų būti Lietuvių mokslo draugija. Visiškai tikras ir labai šaunu, nes aš galvau, kad daugelis ko gero dėl šitos. Na, o LTR jau vėlesnis dalykas. Lietuvių tautosakos rankraščiai arba rinkimai kažkas to. Rankraštynas. Va, Rankva. dar turėjau omenyje. Taip, Pauliau, labai nuostabu. Būtent Lietuvių mokslo draugija. Tai buvo žymimi Basanavičiaus gauti, senieji rinkiniai. Na, o Lietuvių tautosakos rankraštynas, tai dabar jau nuo profesoriaus Balio Lietuvių tautosakos archyvo direktoriaus sumąstyta. Taigi, Pauliau, labai ačiū. Aš čia galvojau, kad prizas iš Lietuvių mokslo draugijos fondų įrašų buvo pasižymėjus Dzūkijos dainos ir muzika, bet jums turbūt artimesnė būtų Suvalkijos. O galima keisti prizą, atsiprašau, galima keisti prizą į mikrobangų krosnelę arba tosterį. Su tautosaka tai nesusiję. Su tautosaka mes kol nebus to gerų tautosakos tekstų apie šios dalykus, tol mes jų tautosakos rankraštynę nelaikysime. Supratau, bet Suvalkijos krašto folkloras irgi labai nuostabus prizas. Taip, tai jums, tarkime, ar Dzūkijos labiau norisi, ar Suvalkijos? Gal Suvalkijos. Suvalkijos. Tai Jūsų krašto, o be to, tai yra, pasakysiu, labai gražus dalykas iš Vaškinių volelių fonografo. Prieš 100 metų Suvalkijoje skambėjusi muzika. Gal rasite ką nors iš savo prosenelių, o galbūt ta senoji 100-metė muzika įkvėps jūs naujai kūrybai ir gal ką nors dar... Tikrai įkvėps. Tikrai, tai mano gerai. brolis muzikantas. Nuostabu, tai tada nepadėkite ragelio, mūsų kolegos susirašys jūsų adresą ir telefoną, kad šitas prizas Suvalkijos dainos ir muzika pasiektų mūsų pirmąjį šios viktorinos laureatą, prizo laimėtoją Paulių iš kairiojo Nemuno kranto. Tautosaka be abejo, čia žaismingai taip mums Paulius ir priminė, kad galbūt galime keisti tą prizą į naujesnes, kokias nors naujais laikais atrastus dalykus. Taip yra ir su tautosaka. Kada nors mes turbūt turėsime ir pasakų, ir kitokių tekstų, ir apie šios dienos naujus dalykus. Juk tautosaka taip pat jaunėja. Kadais jau užrašinėjom senasios darbo kalendorinės dainas, dabar jau mielai užrašome ir romansus, į apyvartą ateina netgi tokios dainos iš vėlesnių laikų, pavyzdžiui, kaip mes galime galvoti, ar tai tautosaka, ar jau pakeliu į tautosaką, kuomet giminė susirinkę už stalo, užtraukia tik vieną pušelę, maldauju palik, arba po tėviškės medžiai sustoja plačiai, užtrauksim lietuvišką dainą. Žinom, nesenos tos dainos, bet jos įgauna visuotinį paplitimą. Tokia yra tautosaka. Ir ypač daug dainų į tautosaką pereina iš vadinamosios bardų, dainuojamosios poezijos srities. Šį vakar Vilniaus mokytojų namuose baigėsi tarptautinis bardų poezijos festivalis. Tai aš ir norėjau jūsų paklausti, kaip tik tai buvo tautosakos konferencija šitam festivaliui, bardų dainoms ir jų žodynui, vardynui buvo skirti netgi pranešimai. Vadinasi, viskas tautosakėja. Pavadinimas taip pat nėra naujas išgalvotas, bet yra kilęs nuo kitų kūrinių pavadinimo. Tai aš. Iš kur kilęs šio festivalio pavadinimas? Su kuo jis yra sietinas?
Primenu telefonus 2331012, 2331013, o Vilniaus kodas 85. Tai aš. Ką tai reiškia? Iš kur atėjęs tas pavadinimas? Labadiena. Labadiena. Kuo jūs vardu? Martynas. Martynas. Ir iš kur esate, Martynai? Iš Vilniaus. Vilnietis. Gal bardas kartais, ne bardai dabar užsijėmė, dainuoja, repetuoja, bet turbūt iš tos aplinkos. Pažįstu vieną, sakiniai. Jau gerai, jeigu vieną pažįstate, vadinasi, yra galimybių, kad susipažinsite ir daugiau saikui. Taigi, tai aš. Iš kur kilęs, su kuo sietinas šitas vardas? Tai ar nebus tik tai Vytauto Kernagio dainos pavadinimas, ar tai albumo pavadinimas? Dainos. Teisingai. Vytauto Kernagio daina Tai aš ir davė pavadinimą visam festivaliui, kuris išaugo jau į tarptautinį festivalį. Na, aš negaliu jums padovanoti dabar bardų dainų plokštelės, bet padovanosiu šaunaus muzikanto Andriaus Šiškos įgrotą kompaktinę plokštelę. Jėga, super. Ten irgi tokia laisva dvasia. Tai, Martynai, nepadėkite ragelio, mūsų kolegos susirašys jūsų adresą, o gal tik telefoną, jeigu nutarsite, kad jums netoli ateiti iki Konarskio gatvės ir ten pačiam pasiimti prizą, tokia galimybė irgi yra. Nepadėkite ragelio, pakalbėkite su mūsų kolegomis, o jūs, mėlieji klausytojai, kad labiau dar įtvirtintume šitą atsakymą, tai aš kilo iš Kernagio dainuojamos dainos, kurios dabar ir pasiklausysime.